Nu, tai galim paplanuoti tada, mes kai pabaigsim, Paskambinti tau. Neprišiktų. Gerai, kai baigsi paskui. Gali būti. Gerai. Gerai. Pasiim. Ciao. Iki. Pala, podcast'ą filmuojam. Jo, čia bus. Palak, o kur Kuba? Mes filmuosim podcast'ą šitai. Jaukus gyvūnėlių. Po tavęs. Jaukus gyvūnėlių podcast'as. Mes prijaučiantis. Svarbiausia, Mes neprišiktų. darysim šuniukų jogą. Reik trečią tą, ai, tu nemėgsti. Aš gal be šuniuko pabūsiu, man kokią nors jo žuvytę. Žuvytę. Šiaip tarp kitko. Kiek šansų, kad tu dabar atsigulsi ant stalo ir darysi jogą su šuniukais? Šansų kiek? Nulis. Nėra šansų? Nu, tai va, Stavkė viskas kokia. yra pinigus, nebent. Jeigu pastatysi ant to, kad padaryčiau tą, kaip aš stačiau šiandien už Stanionį. Tai tada... Stanionis. Pirmą Stanionis ko? kartą pasinaudojau, niekam nerekomenduoju. Ne, reikia tai pasakyti. Net nevardinkim. Ja, pirmą kartą gyvenime, kada padėjau 20 eurų ant kažko. Šiandien, iš tikrųjų, kaip dabar filmuojam, jūs kai jau žiūrit, tai jau įvyko tikriausiai. Buvo kova, jo. Buvo kova, bet dabar, kai filmuojam, mes vis dar laukiam ir esam tom emocijom. Tai dabar žinot, ar Antanas pralaimės. Jūs jau žinot, ar Antanas prarado 500 eurų, ar neprarado 500 eurų. Jo, aš irgi. Man įdomiau tiesiog laukti kažkokio gero evento, tai labai laukiu iš tikrųjų. O jūs žiūrėjote ten, pavyzdžiui, konferencijas ar dar kažką? Buvo užmetę, sakė, kai jie ten viens prieš kitą kažkiekėjo ir tipo labai įdomiai atrodo, kai Stanionis toks biški žemesnis, bet, žinai, jis labai matosi, kad confident yra bičas, žinai. Kas man patiko, tai aš žiūrėjau irgi ir labai daug komentarų buvo, kad kaip faina žiūrėti į kovotojus, tikrus profesionalus, kada nėra, žinai, patyčių ir kažkokio dirgimosi, o jie abu dažnai, jie tiesiog kalbėjosi be jokių, žinai, įžeidinėjimų. Jo, Tai labai tvarkingai. tas labai patiko. Čia profesionalai. Aš nežinau, aš taip laukiu, aš taip, aišku, dabar dar labiau laukiu, nes išeisim, jeigu ką gerai, bet šiaip tai įdomu, man, įdomu pasižiūrėti tą kovą. Stanionio kofas geras. Buvo. Stanionio kofas geras jo. Bet ir jeigu mums pasiseks, tai mums pasiseks, bet jeigu Stanioniui pasiseks, bus jam iš vis pasaka, nes gaus $1,800,000 į savo kišenę. O jeigu praloš? Jaučiu, vis tiek gauna. Gauna, bet įdomu, kiek gauna. Tiesiog manau, kad kažkoks yra bonuso, žinai, laimėjimo atveju kažkoks yra bonusas, ten, tarkim, pusę lemo, žinai, kaip pavyzdys. Jeigu pralaimė, vis tiek gauni ten tą $1,800,000. Tai... Šiaip norėčiau pamatyti savo sąskaitą, kaip tiesiog, Įkrenta. žinai, kur plius $1,000,000. Tiesiog, žinai. Tu turi laiko atiduoti savo visą gyvenimą, investuoti tam, kad tu kažkur būtų ir tai tau gali nepasisekti. Pirmas Lietuvoje toks žmogus, kuris turi tiek diržų ir dabar kovoja dėl 3 diržų pasaulio čempiono, žinai, titulo, tai čia yra insane. Šiaip. Ką mes dabar turim iš lietuvių, galvoju, kur tiek worldwide, tipo, visiškai ant top yra, tai... Morkevičius buvo. Tikrai nedirstys. Žinatelsi. Kas koksai? Morkevičius buvo labai stiprus kovotojas, ta prasme, visam pasaulyje jis buvo pasižymėjęs, daug kas žino, ypač jis į Azijoje labai daug kovodavo ten visokio... Mes turim daug krepšininkų, kurie šiaip žaidžia didelėse komandose užsienį irgi. Tai krepšininkų tai jo, ten Sabonis, Tai visi- Valančiūnas, dabar Buzelis. Važiuosi. Buzelis, tarp kitko. Čia Čia yra jaunoji legenda, ta prasme, kaip jis varo už Bulsus, tai čia iš viso yra insane. Aš pamačiau, kai jis tą highlightą, kai jisai prieš Dončičių, karočią, apsivarė, ten... Jo. Atrodo, kad jis žaidžia 20 metų, žinai, LeBron Jamesus. Pys, net Dončičius nesuprato, kas įvyko, žinai, pys dėjimuką tokį, tai... Buzelis iš viso. Labai daug Labai faina, kad potencialo. antiek Lietuvą garsina, žinai, žmonės ir antiek yra talentingų žmonių, jaunų ypatingai, kaip Buzelis iš viso. Kiek jam? 17 ar daugiau? Ne, jis, man atrodo, yra pilnametis jau. Jau pilnametis, Jeigu neklystu, jam 18 arba 19 metų yra. Jis, man atrodo, pilnametis yra. Tai, vis tiek žiauriai jaunas bičas ir tiek potencialo turi dabar, tai tikėjimas traumų nebus, žinai, nes dažniausiai traumos sustabdo. Tikėjimas, kad nebus traumų ir bus, žinai, LeBronas Jamesas. Vadu. Wow. Būtų žiauri, ir jeigu dar pavyks jį pasikviesti į Lietuvos rinktinę, žinai, ten Sabonį, Valančiūną, Buzelį, tai blema, pas mus rinktinė bus stipri. Jo, jeigu kažkada įmanom bus pasikviesti į mūsų podcastą. Šansų mažai, nebent mes nuskrisim į Ameriką. Na tai iš pradžių pas Luko tėvus į Panamą nufilmuojam ir tada į Ameriką varom, žinai. Jo, ten netoli vis tiek. Tai mes taip ir keliausim, kas savaitę po naują podcastą. Taip. Turim ir esportą, jis Lekavičius irgi. Esportas, jo, Justinas Lekavičius, kosmosinis bičas, kaip kapoja cesiuką baisu, nes žiūrėt, ten šaudo galvas, tai irgi labai, tarpsme,
jisai realiai vienintelis yra tiek daug pasiekęs turbūt Lietuvoje. Nu, Iš esporto? Jo. Man atrodo, Bimas irgi žaidė komandai, žinau. Jo, bet žaidė Mausuose, ten buvo majorė, bet irgi ten iškrito top. Nu, tipo, nėra to, kad kaip tokių laimėjimų turėjo, kaip Justinas, sakykime. Jisai ir MVP buvo, ir majoro wineris, pirmas CSU, tai čia yra labai Big things. Dabar jam nelabai... Neklauso manęs. Dabar jam nelabai paskutiniu metu. Bliamba, šiuo metu kažkaip sunkiai sekasi su Navi komanda, tai tas liūdna ir mačiau dabar nukrito į 5 vietą. Yeah. Komandos taškais. Tai biški bet sakė, kad jie labai nesusišneka vidai. Taip ir atrodo, bliamba, žiūrint jų mačus, atrodo, kad tiesiog nėra komunikacijos. Sakė, labai visi žaidžia už save. Individualiai, ne? Man tas ir pasirodė, aš tą ir pagalvojau, nes žiūrint atrodo, kad kiekvienas nori pasirodyti kuo geriau, žinai, ir perlipti kitą komandos narį, kas, komandoje yra blogai. Tas pats, kad, žinai, žaistų 5 NBA krepšininkai ir visi norėtų pasirodyti kuo geriau. Jokių pasų, jokių, žinai, asistų. Taip įdomu, koks būtų Antanas žaidėjas, ar jis tiesa, ar tipo, gerai, Lukai, pasiaukosiu dėl to, kad tu laimėtum, ar Lukai, tu eik, pasiaukok, kad aš laimėčiau. Aš žinau atsakymą. Aš norėčiau ir pasiaukočiau, nežinau, kad tu geriau žaidė. Tai... žinau, kad tipo, jeigu mane paliksi vieną, tai man galas, bet jeigu aš pasiaukosiu ir tu laimėsi, aš pasiaukosiu. Tai tu esi labiau komandos žmogus, negu individualistas. Taip, faktas. Nu, ta prasme, jo, faktas. Labiau individualistas ar komandos žmogus? Aš toks jaučiu per vidurį, nes man tikrai būna kartais, kai aš už save noriu pastovėti, bet tikrai yra momentų, kai ir kitiems. Man irgi yra toks 50-50, žinai. Atrodo, kartais norisi pačiam gerai pasirodyti, o ne tai, kad, žinai, komandos nariai pavyktų. Yeah. Tada supranti, kad tu esi komanda ir tu turi dirbti kartu, žinai, kaip sako, vienas laukinė karys, žinai, turi kovoti su komanda. Tai boksą, pavyzdžiui, taip, 1-1. Tai boksas jo. Bet matai, irgi tu kovoji, žinai, tipo, tu aplinkui savo komandą turi. Ir jeigu tu teisi į sporto salę ir sakysi, aš čia pats geriausias, man tu neaiškini, treneri, ką tu čia man aiškini, ką tu čia man daryti, žinai, aš pats žinau. Tai gausis irgi šūdas. Nu taip. Tai toksai visur yra komanda. Aš galvojau, tipo, žinai, pavyzdžiui, Stanionė, tai mes visi realiai, giriam ten fainą, žinai, kad už mūsų šalį, žinai, eina. Bet koks jausmas, sakykime, tiem kitiem kovotojam, vardų neminėsiu, bet kai įeina į ringą, tarkim, tikrai matėme, ar ne, ir visi bū ir taip toliau. Tai aš taip pagalvojau, mes kartais atrodo susidurėm su komentarais ten dar kažką, o čia tu ateini į ringą, viskas tiesioginė transliacija, žinai, vyksta ir visi tave švilpia. Bet kai kurie ant to švilpimo netgi labiau užsihypina. Jie pasikrauna. Bent jau tas Jake Paulas, atsimenu, taip sakydavo. Jo. PVZ, Jake Paulas, ne? Jake Paul, Jake Paul, jis pats skanduodavo, jo, šitas dalykas yra, tai gal jiem irgi, žinai, užveda, atranda motivaciją, kad, blema, mane dabar heitina visas pasaulis, bet aš parodysiu, kad aš esu kietesnis. Bet heitina visas pasaulis, ne? Bet overall žiūrėk, aš dabar man išmetė TikTokas, jo tipo hatą rodė, žinai. Ir tenai... Jie turi nusipirkę, man atrodo, su Loganu Paulu kažkur ne Amerikoje. Žinau. Kaip užkrito. Bet jie ten nusipirko tą hatą vien dėl to, kad, mokesčius. 15 lemų ar kiek ten sumokėjo, žinai, už šitą hatą ir jisai eina ir sako, kiek šitą lovą kainavo, jisai toks Jake Paulas, 50 000. 50 000, žinai, už lovą ir Jake Paulas, aš jau nebelabai suprantu, kas yra brangu, kas nebrangu. Eik tu nači, tipo, bet kaip faina iš tikrųjų, žinai, kai jisai pasiekė tą lygį ir, sakyk, ką nori, heiting kaip nori, bet jisai vis tiek, belekiek haslino, kad jisai būtų čia šitoje vietoje. Faktas, ypač pradžiai, kiek jisai haslino, ir Disney būdavo. Ir Disney. I'm Jake Paul, and this is Disney. Jo. Kaip ten būdavo? And this is... Bet tuo momentu dar jisai visiems dar patiko. Dar tada buvo. Jo. O paskui jis pradėjo eiti į YouTube, pradėjo daryti šūdus ten visus ten dainas. Šiaip aš realiai net neatsimenu, kada buvo tas skirtis, kada Jake Paulas, pavyzdžiui, buvo jau nebemėgstamas visų. Logan Paul atsimenu dėl ten kino, ar kur ten Japonijoje. Kai nufilmavo jo ten tą dalyką. Bet o Jake Paul kada buvo, tai neatsimenu. Ten taip palaipsniui, bet labai greitai. Buvo labai greit pakilimas heito. Jo, aš dabar galvoju. Čia iš tikrųjų labai gera taktika. Ir iš tą heitą labai galima konvertuoti į neheitą. Aš manau, kad lygiai taip pat Dirkstys yra tas, kur visi heitina, bet konvertuoja žmonės tiesiog. Manau, kad Lietuvos mastu dar yra biški sunkiau, nes labai žmonės užsiciklina, žinai, ties kažkom. Faktas. Jį dabar heitina ir, žinai, sunku nebeheitina, nes... Labai būtų sunku pradėti mėgti viršilą, tarkim. Jo, nes tipo ir šiaip, žinai, kai tu esi kažkokiam draugų, žinai, rate ir tu sakysim, man tai visai patinka. Ir tu gali, žinai, susidurti su ta, kad, tu durnas, čia nesam, kas tu nusišneki, žinai. Vat, pažiūrėjau, bet kokiu atveju, viršilą nesakai. Pažiūrėjau, kai jisai pralažė tą kovą, ne? Išjungė jį neseniai. Jo, jį išjungė.
Nu, žinok, arba aš esu per geras žmogus, nežinau, nu man pagaila, man žiūri pagaila žmogaus. Taip, žiūriu, viršilais toks liūdnas, žinai, ir visa kita, ir aš toks, ble, nėra taip, kad man jis patiktų ar dar kažką, nu bet gaila žmogaus, vis tiek jisai stengiasi. Mato, karočią, pakartą viršilą jau krenta taip slow motion ir taip laikrodukai už 3 eurus iš AliExpresso, mitybos programa, sporto programa, koidė. Minukai. Ja. Bet man tai vis tiek, man pagaila žmogus. O matėt viršilos post-match interviu? Ne. Sako, ką veiksi po kovos? Pasimsiu viskio butelį. Ai, mačiau. Prisigersiu. Mačiau. Bet seniai, geras sportininkas, tu žinai, kur labai daug sukelia pasitikėjimo tavim. Bet čia irgi va. Po tokio pralaimėjimo, tai gal žinai, kas daugiau belieka. Gal tokių dalykų, bet aišku, mes dabar apie tai kalbam. Žmonės kalba apie tai. Tas pats ir Dirkštys, žinai, daro šūdus, bet apie tai kalba. Dėl to jis yra populiariausias Lietuvoje. Aš nekalbu, kad apie Stanionį jisai čia faktas, kad yra populiaresnis, bet va to lygio, žinai, populiariausias kovotas Lietuvoje. Labiau entertainmento. Taip. Tai sakau, Jake Paulas, Logan Paulas yra tam lygiai, kur entertainmentas yra svarbiausia, o boksininkas yra šalia. Aš manau, nes jisai, nes jisai realiai Logan Paul ir Jake Paul darė tas nesąmonės ir tada bam iš niekur Dirkštys atsirado su Jungle Kingu, žinai. Pradžiai yra, kai ankstesni tie interviu, kai jam ten 16 metų, jis visiškai normalus bičas. Tik man tai lievai, kad tą liūtą dalyką sugadino, blemba man. Nes, pavyzdžiui, čia, realiai, tipo, man liūtas būdavo mėgstamiausias gyvūnas, ne? Toks, tipo, džiunglių karalius, ne? Ble, dabar, tipo, liūtas, tai, ble, Dirkštys man iš karto, čia buvo, filmavom videką, žinai, kur tatuškė, va, aš, tipo, testavausi čia. Ir, tipo, buvo toks didelis liūtas, sakau, ble, daryk pusę, kad nesimatytų, kad čia liūtas, nes, tipo, ir, tipo, man, pavyzdžiui, sugadino biški šitą dalyką. Yra kai kurie žmonės sugadino dalykus ir paskui pat tai čia tas faktas yra, bet matom, kad tu padarei nebe liūtą, o kitą tatuiruotę. Nebe liūtą ir jau nebe fake kažkokį. Tas dabar kaip Transformeris atrodo biški. Kodėl Transformeris, ble, čia, tipo, kaip transformuojas. O dabar reikia Camaro. Ai, vėl dabar. Ne, gal tiesiog nusipirk fūrą ir būk Optimus Prime. Optimus Prime, ne, jokios fūros tai aš tikrai nepirksiu. Pirksi Moca, bet papasakok apie tatuiruotę. Matom, kad yra nauja. Parodyk žmonėm, kad geriau matytųsi. Galvojau, kad vaikščiosiu iš viso va taip. Parodyk iki spenelį. Wow. Taip atrodo. Wow. Žinai, man asmeniškai žiauriai gražu, man labai patinka ir man tatuiruotės iš viso yra menas ant kūno, modifikacija, žinai, jo, man labai, aš jau daug dabar turiu. Tai visą laiką norėjau ant kaklo, bet žiauriai bijojau. Modifikacija, blėt, atrodo, kad į parametrus nueini žmogaus nustatymą. Tai aš tą patį pagalvojau, kad, tipo, man nepatinka, kaip čia atrodo, tai aš nueisiu į, žinai, tatų saloną. Settingsus. Jo, settingsus, biškai pamodifikuosiu kaip savo avatarą, žinai. Aš realiai savo avatarą modifikuoju, žinai. Tai man, blemba, labai norėjau ant kaklo tatuiruotės, bet labai bijojau. Labai bijau, būtent šitos vietos. Boliuko. Einant nafik, kaip aš bijau. Bet nuėjau į kirpyklą ir barberis sako, blemba, planuoju darytis tatuiruotę ant kaklo. Ir aš toks, ir aš norėjau. Sako, davai darykis. Davai darausi. Kitą dieną iš karto užsirašiau ir nuėjau. Pasidariau tatuškę. Šiandien ateinu. Čia buvai su fake tatuiruotė ir dabar jau šį sunalet, Kada pasidarėjai? Tai prieš 3 dienas. Bet šiandien nueinu pas barberį, tas, kuris sakė, eina daryti savaitgalį. Jis dar nepasė? Ir aš su, oi, zdarova, aš pasidariau tatuiruotę ir jis toks, ai, man net kalbėjo, nesidariau. Seniai, ta prasme, aš realiai, tu man pasiūliai, aš sutikau, sakau, jo, davai darysios, aš pasidariau, jisai ne. Čia gažūna, strugelė kažką susitarė. Jo. Davai, rytoj varom, jo, varom, pasiskambini. Žinok, ne, aš tai tingiu šiandien. Jo. Bet, žinok, esu visur prisidaręs tų tatuškių, niekur taip skaudžiai nebuvo kaip čia. Eina savo, darė visur prisidaręs. Čia. Verkį ar ne? Verk neverkiau, išeis videkas. Padarai videką. Jo. Bet 2,5 valandos, ta prasme, kentėjau. Aišku, iš pradžių, žinai, dar ta pradžia, kai pirmas tas linijas padaro, dar gali kentėti, žinai, ten sukantęs dantis, bet kai pradėjo šešėliuoti ir tipo spalvint, ir dar kartą turi eiti, ir dar kartą, žinai, jau antiek buvo jautru, kur aš tiesiog kojos taip kratosi man, žinai, tipo, jis sako, kvepuok, žinai. Eina savo, tai aš sakau, davai, užbaig kiek įmanoma daugiau,
aš ateisiu, kai išgys ir daugiau užbaigsim. Nu, čia dar reikia pašešėlioti, žinai, šiek tiek ir taip toliau. Bet overall tai labai happy. Patenkintas, žodžiu. Labai patiko. Nice. Nu, šiaip tau tinka prie įvaizdžio toks. Nu, man tinka. Nu, aš taip žiūriu į save veidrodį. Lyg čia būtų buvę, žinai. Yeah. Aš kito tikėčiau, tik tai lyginant su to pritom tatuiruotėm, ta labai tokia yra... kaip strikt. Jo, tokia su kraštinėm, žinai. Jo, čia pas tai tokios žaismingos, jo, o čia tokie... Žaismingos. Vyriška daugiau. Žaismingos, tau putyta žaisminga ten. Turiu vaginą, pavyzdžiui, va čia va. Ką, ble? Nepanašu? Čia lūpos. Nu, Bent vienas žmogus normaliai pasakė. Lūpos, bet apatinės. Ai. Nu. Aš gal viršutinės. Nu čia turi būti viršutinės. Dans viršui. Nu tu normalus, bent vienas supranta. Aš nepošlas. Ta prasme, aš realiai, kai šitą pasidariau, įsikėliau į tą Instagramą, šitą žmonės sako, o kokią velnę tu vaginą darysi ant... Taip, žiūrint, tai čia atrodo kaip įdomu. Įdomu, jeigu tu, tipo, nusišlifuotum fiziškai, tipo, sukūstum, įdomu, ar pas tavęs skirtusi tada formas, kas tatuiruočiau pasikeisti. Jo, jaučiu neturėtų skirtis, ne. Minimaliai gali pasikeisti, bet jeigu tu ten cersi 150, kaip padarysi tatuiruotę, kūsi iki 60, tai tada faktas, kad tavo oda tiesiog išsitampa. Taip. Bet, nu, jisai nesveria, žinai, 150 ir nesveria iki 50. 100 ne, dar. Dar. Tikiuosi, kad nesveria. Nesakyk dar. Ne, pu. Dar 3 pulveršius reikia padaryti, blemo, ne. Neturėtų išstampyti, tavo aš mes stipriai, tikrai. Gali kur ambicepsų labiausiai, turbūt, nes daugiausiai... Pažiūrėk, kur? Ai, ten gali. Šiltai ant paralono. Ne, man tai, pavyzdžiui, buvo didžiausias mano tikriausiai kompleksas yra gyvenime, kurį aš dabar va turiu. Tai, žodžiu, prieš keletą metų svėriau ar 90 ar kažkas tokio. Jo. Tada žiauriai greitai aš užaugau iki 120 kg. Nu, tai plius... Ką greitai? Senė, ten nežinau, kokį pusę metų ar metai laiko ir 30 plius. 20 serijai? Jo, tai mes dar ofisą turėjom Vilniui, aš tada svėriau. Tai va tam ofise aš nieko normalaus nevalgydavau, o ten, tai žinau, naktim kebabai, koldūnai, žinai, ir visa kita. Ir žodžiu, aš užaugau plus 30 kg ir faktas, kad kai tu greit užaugi, oda išsitempė. Ir tada galiausiai aš išvažiavau į Aziją ir ten numečiau minus 20, žinai, irgi greitai ganėtinai, aš ten sportavau ir visa kita. Ir man išsitampė oda ir yra vietomis, žinai, tos... Pertekliaus odos. Tokios mini strijos. Kur šiaip, tipo, aš jų realiai net, nu, tipo, jos nei trukdo, nei ką, bet aš matau ir man nepatinka. Ir va čia yra mano gyvenimo trauma, kaip va blemba... Yra tepalas. Tam skirtas mažinti strijų. Viską, blemba, perskaičiau, atrodo, tipo, neįmanoma išgydyti. Yra įmanoma, nu, tai yra tepalas tam skirtas. Ir moteriam būna kaip po gimdymo. Moteriam ypač būna, po gimdymo ar panašiai. Tai čia yra, aš kiek girdėjau, kad yra tepalas, kuris, tipo, tepi ant kūno ten, aišku, reikia daug ir dažnai. Ir tada nesumažės iki nulio, bet sumažės tiek, kad realiai niekas nebematys, žinai, jeigu tau yra kompleksas dėl to, nu, tipo. Bet čia, man tai, žinai, toks kažkoks kūno... Modifikacija, originalumas, nu ne visi turi, žinai, nu man tai prikolas. Aš tai nusprendžiau išsitatuiruoti visą kūną beveik. Vat nežinau, kiek žinai, bet... Ką dėsi ant varpos? Kaip ten sakė? Musė. Aš tai esu pasakęs šitą kažkur, neatsimenu kur, bet sakau, būtų baris. Jeigu ant pastatytos, žinai, tatuiruoji pin kodą kokį, kurį pamiršti dažnai, tai reikia kiekvieną kartą po to pastatyti, kad galėtum prisiminti. Tokia va mintis buvo. Wow. Švengia. Aš taigi norėčiau tatuiruočių. Aš kažkada, kai labai dar norėjau, kai anksčiau darydavau dažnai tatuiruotės, tai norėjau iki čia tatuiruotės ir full į ją. Jo. Man belia kaip gražu. Man irgi gražu. Noriu pasidaryti, bet tai aš labai neskubu. Rankos? Kas porą metų patatuiruoti, tiesiog didesnė ir viskas. Aš turiu dabar kuponų tatuiruotį darytis, tai prasme, man dovanų už žmonės, nesakau, kad labai norime, man žiauriai gaila babkių, tiesiog nes brangus malonumas. Brangus malonumas, taip. Tai visi žino, kad aš noriu tatuiruočių, bet man tiesiog gaila pinigų, nes turiu kur kitur padėti, žinai. Ir man tiesiog dabar prieš gimtadienį daug kas panaudojo tatuiruočių tos kuponus. Man irgi dovanokit. Ir aš turiu, bet aš nežinau, ką daryti. Žinokit, aš labai atsiprašau. Labai noriu į tualetą. Davai, varyk. Nežinau, neištversiu. Užspaudė. Grįžo, mums trūko tavęs labai. Šiaip žinot, sugalvojau. Turiu retorinį klausimą. Pavyzdžiui, aš dabar užmačiau TikTok'e ir jum klausimas irgi. Aš pasakysiu vieną ir jūs po vieną pasakykite. Dalykai, kurių gyvenime nesuprantat. Gerai, vakar irgi galvojau,
visą gyvenimą užsiemu filmavimais. Moterys. Ne, šito visi mes nesuprantam, bet šito nesakykim. Ai, gerai, žinau, ką pasakys tada. Jo, pavyzdžiui, mano vienas dalykas, kurio aš nesuprantu irgi, pavyzdžiui, yra kameros, ane? Kaip toks mažas daikčiukas, ane? Seniau iš viso, mažiukai, iš viso. Arba kasetinė kameros, ane? Tai technologinės sprantės. Kaip, blemba, jie veikia, aš nesuprantu. Kaip toks mažas daikčiukas gali tave įrekordinti ir tada tokioj micro SD korteliai yra medžiaga. Tai tu... Man nereikia paaiškinti. Aš žinau, kad nereikia, bet aš pasakysiu. Tu žiūrėk, tu kai galvoji apie tokius dalykus, visą laiką galvok į praeitį ir nuo ko viskas prasidėjo. Kad iš pradžių kaip eina šviesa, tipo, kaip per objektyvą eina šviesa, kad jie atsimuša ir tada į juostą atvaizduoja. Tai tiesiog viskas po truputį tobulėja, kol galiausiai pasitaikim. Seni, tu juostą, ne? Iš viso DVD. What the fuck? Nu tai DVD irgi yra juosta. Atsuki, gali atsukti. Kaip į tą juostą paveiksliukai? Nu, įsivaizduok, jeigu labai ryškiai pisi į tam tikrą medžiagą, nu tai išlieka atvaizdas joje. Tai taip ir veikia. Tu kaip šitie veikia? Nu tai čia pabiškai tobulėja ir nebereikia juostos ir veidrodžio ir nieko. Sensoriai ten visokie ir taip toliau. Yra ta pati matrica, į ją eina ir jinai sugeria. Tik tai gali daug kadrų per sekundę sugeria. Seni, aš šitą tiek YouTube'inau, kaip kamera veikia. Aš realiai teoriškai aš suprantu. Praktiškai vis tiek man nedaina. Tai pavyzdžiui, mano yra dalykas, kurio aš nesuprantu, tai yra kameros. O tai tau nekyla klausimas, kaip AI jūs veikia? Čia tai iš vis kosmoso, seni. What the fuck? Remu, iš tikrųjų. Man labai sunku suvokti yra, kaip jis viską žino. Praktiškai. Jo. Blema. Tai žino. Ta prasme, jisai paima informaciją iš interneto. Jo, jisai be interneto neveiks, bet iš kitos pusės pagalvojus, kaip jisai moka bendrauti, nu. Nu, taip. Ir šiaip kaip sugeneruot, pavyzdžiui, paveiksliukus. Arba, pavyzdžiui, vakarą, ne, mes filmavom ir reikėjo ChatGPT žemaitiško akcento. Šovė žemaitišką akcentą. Kaip? Tipo, jis gali kalbėti žemaitiškai. Kaip, seni? Tu turi nusipirkęs, ne? Ja. Tai užklaus, kad jisai žemaitiško akcentų. Iš kur jis žino žemaitišką akcentą? Video jaučiu YouTube. Labas, kaip laikais. Įsivesim kito. Labas, sakau, kaip laikais. Galvoja. Neveikia pas tave. Nenori bendrauti tam šiandien. A tu girdi mane? Koks šiandien noras? Žiūrė. Neveikia pas tave. Ignoro apisa. Prisikalbėjau. Seni, va. Kaip butomis vakar, kai bandėm. Labas, kaip laikais. O, kas nutiko? Ar galėtum pašnekėti su manim žemaitiškai? Žinoma, galim pabandyti. O ką norėtum sužinoti ar aptart žemaitiškai? Papasako kokią mini istoriją žemaitiškai man. Gerai, pabandysiu. Buvo kartą vienas ūkininkas, katas turėjo daug gyvulių. Jie nuo rytų pabuda ir mato, kad jo karvė nedingė. Nuėjo jis ieškoti ir pamatė, kad karvė pas jo kaimyną. Pasijuokė ir sako, na va, mano karvė nusprendė pas tavį į svečius ateik. O galėtum pašnekėti lietuviškai, bet su Teksaso akcentu? Nu, galim pabandyti, kaip kokiam westerne būt. Tai apie ką dabar kalbėsim, drauguži? Drauguži. Maroziškai. Pakalbėk žemaitiškai apie Kauno miestą. Nu, žinok, Kaunas tai visai neblogas miestas. Yra daug visokių... Pas tave, kai vyras biškai, taip geriau. O tas jų senamiestis tai tikrai vertas dėmesio. O žiūrėk, pavyzdžiui, ką galėtum pasakyti apie Luką Čestovą? Lukas Šečkus. Nu, jis žinomas kaip krepšinio treneris. Labai charizmatiškas. Pagarsim biškai. Jo. Nu, pratęsk. Jo, viskas gerai. Varom toliau. Varom. Tai kokį dar miestą norėtum aptart? Aš norėčiau aptarti Luką Čestovą. Ką galėtum papasakoti apie Luką Čestovą? Maroziškai. Lukas Češtovas, nu toks kietas bičas, jeigu apie jį kalba. Sportininkas ar ne? Atrodo rimtas veikėjas, savo srityje gerai žinomas. Gerai, o ką galėtum papasakoti apie Butomį? Tomas Butomis. Tomas Butomis, girdėtas vardas, bet šiaip atrodo, kad rimtas žmogus. Gal kokiam sporte ar versle sukasi, ką? Wow. Jisai važiuoja drifto lenktynėse.
Ai, tai drifto lenktynininkas. Tai reiškia, kad gerai mašiną valdo ir adrenalino mėgėjas, ane? Kaip pasakai, kad pas mane būtų vyras, tas su moterim neįdomu, bazarė. Toks atsakinėja 6 metų vaiką, žinai. O! Kaip Jo, jis su kamera dar gali ir tipo vakar, žinai, tipo. Čia. Tai va pas mane čia. Kurį tu pasidarius esi? Būna visokių nuotykių, Tu, blet. kaip ir Patylėk. Kokį tu pasirinkus? Visko čia pas mus būna. Tik spėk gaudyt nuotykių. Kurį tu pasirinkus? Kas čia vyksta? Kurį tu pasirinkus, sakyk man? Seniai, kodėl visi kalba pas tave? Chorą. Hello. Oh, good. You found me. O. Yay. Monday. O, Monday. Monday, whatever. Aš net noriu pakalbėti su Monday. Nu, pašnekėk. Gerai. Hi, Monday. O lietuviškai negali, žinai? Another task. Lietuviškai. What? Moki lietuviškai šnekėti, gal irgi? We're really doing this? Fine. Soil cultivation. Svajų gal tu No. Can you speak in Lithuanian? Aš kalbu lietuviškai su tavim. Ai, gerai. Kalbėsim lietuviškai. Dirvos dirbimas, ane? Arimas, žodžiu, vis. Ne. Žiūrėk, geriau apie Antaną Jakimavičių man papasakok tada. Antanas Juknevičius. Ne, stok. Jakimavičius. Antanas J. YouTuberis Lietuvos. Ai, Jakimavičius, YouTuberis. Jis ten apie visokius gyvenimiškus reikalus šneka, ar ne? Turbūt kaip visada, daug sarkazmo ir ironijos. Gal nori kokį specifinį jo video aptarti? Nu tai bendrai gali pasakyti. Jo muzika, ten hipokritais, ten kuria muzika, tai gali kažką pasakyti. Tai čia jau visai kita tema. Muzika. Kokia? Jis mėgsta visokią alternatyvę, ar ne? Ar čia man... Žodžiu. Čia iš šik. Jo. Ate. Gerai, nusišnei, karočią. Bet sakau, blema, žiauriai jokinga man su juo. Tai tęsint tavo, ko nesuprantam. Jo. Jaus nesuprantam, ne? Jau čia visiems turbūt. Kits dalyks. Aš manau, kad aš nesuprantu, kaip Antanas gali nemėgti gyvūnų. Oi, čia teisingai pasakai. Aš šiandien atvažiavau su 2 šunim, nes esu 2 vaikų tėtis šiuo metu. Ir neturėjau kur dėti, reikėjo atsivežti. Antanas pamatė šunis, jo veide toks nepasitenkinimas buvo, kad jis man vynogių sulčių pylė. Kodėl tu nepatinka gyvūnai? Papasakok. Aš nesakiau, kad man nepatinka gyvūnai. Tu sakei. Man nepatinka gyvūnai namie. Čia yra, blėt, skirtumas. Man nepatinka. Antanas mėgsta šernus miški. Man patinka. Briedžius. Stirnas ten briedžiai, ne. Odas gali man kas, bet odas namie. Viskas. Man viskas, kas yra lauke, aš iš tolo pamatau, man gali praeiti, žinai, viskas yra tvarkoje. Aš niekada nebuvau tasai, kur eisiu glostyti ir ten, žinai, tiu. Čia ne mano tipas ir man niekada toks nebuvau. Man tiesiog nepatinka. Ir niekada gyvenime neturėjau šuns ar ten gyvūno namie. Tai man, jeigu yra namie... Kasas tiesiog. Kasas. Jau jam stresas kyla. Jeigu čia yra belekiek laidų, aš iš vis neįsivaizduoju, kaip pas tave namie, kai pas tave tiek įrangos irgi yra. Nu, jie nieko nedaro šitas šiandien, tai vis normalus. Anyway, žodžiu, jeigu pas mane yra namie šuo, arba ateinu, kur yra tenai, žinai, daug plaukų ir taip toliau, nu negaliu. Man plaukai namie, žinai. Bet šitai nesišeria. Yra hipoalerginiai šunys, pavyzdžiui, šitai, tai jie nesišeria. Aš ar alergiją turiu, ar dar kažką mane purto iš karto, žinok. Bet sakau, o jeigu nesišeria? Nu, vis tiek aš namie ne. O. Jeigu aš turiu miegot ten, kur yra šuo, ypatingai lovai, šito niekada nesuprasiu, bet jeigu yra tokia situacija... Šitam aš irgi pritariu. Aš Jo. su gyvūnu nenoriu mėgoti vienai lovai. Nu, gink dievę, nu, ten yra žmogaus lova, yra šuns Nenori. lova. Ne. Jo, dabar vis tiek tie šunys eina į lauką, ten tas... Panupirki šunį atskirą didelę lovą? Gultą. Nupirkčiau beleką, kad tik tai ne su manim lovai O mėgoti. tai tu pasmetu, kad nenori liestis prie jo praktiškai. Man nepatinka, aš tau kartoju plaukai. Man žoskai nepatinka plaukai ir tenai lovo, jeigu yra plaukų, ypatingai aš pakeliu anklodį. Ai, nu bet žiūrėk, gerai, jeigu nesišertų šuo. Vis tiek kvapas, visa kita. Ne, čia, nu, O jeigu mažiukas? mane Kvacho. erzina. Mane erzina ir viskas. Man tai bet koks. Aš anksčiau, tipo, mes turėjom katę, aš su katinu miegodavau, bet kažkaip Jo. būdavo dzinas, atsigula ten, žinai, galia kojų ir viskas miega. Bet su šuniu kokį, pavyzdžiui, nu be šans, man atrodo, Ne. nehigieniškas dalykas. Jo, man Mes irgi. net, pavyzdžiui, į vonę neleidžiam šuns. Tiesiog nes vonė nusimaudyt norisi, kad būtų švaru. Nebūtų plaukų ir panašiai, mes Okay. šuntą neleidžiam į vonę. Tai šitą šiaip mėga prie kojų. O Kuba tai mėgsta
virš galvos ant pagalės mėgot. Ai, tai jūs mėgat su šunimu, ne? Jo. Ne, savo ne. Nu, čia visiems skirtingai, jo. Tai, jo, gingdė, ar aš teisiu tave? Neteisiu. Man gerai, kad tau yra gerai, bet aš tai negalėčiau taip. Nu, čia tipo mano yra Nu, dalykas. tai atsakant į mano klausimą, vis dar nesuprantu, kodėl Antanas tai mėgsta gyvūnų, bet ko tu nesupranti? Aš nesuprantu, kodėl, kaip žmonės gali valgyti silkę. Ble, jo, Kaip galima valgyti silkę? Arba, pavyzdžiui, raugintus agurkus. What the fuck? Seni. Ar rauginto agurko tai nesuprantu, kaip tai nesuprantu, bet silkė. Nu, neskanu. Tai kažkoks surūgęs agurkas. No shit, tai ir yra. O tai rūkytos žuvis. Prasirūkis žuvis? Nu. Taip. Seni, ką tu nemėgsti rauginto agurkų? Nemėgstu. Aš... Ką? Jo, Silkę dievinu. mėgsti? Dievinu. O patalose irgi mėgsti? O, eik tu savo seni pataluosi. Ble, ne, man Tu tai palato, nesuprantu. iš to kaimo, tu ten Dar mėgsti. kartą pasakyk šitaip. Tu iš kaimo. Į kurią akį? O tik kas blogai? Seniai, Tai nebuvo įžeidimas, tiesiog kad tu esi... būtum realiai, tu nesi- Jeigu net plungiai gyventum pačioj, tai tu irgi iš kaimo būtum. Va čia tai padarai Ne, klaidą. palauk, bet tai čia... Aš nesuprantu, kodėl žmonės traktuoja, kad kaimas yra blogai. Aš irgi Kaimas nesuprantu. nėra blogai. Aš pats užaugęs kaime. Aš pats gyvenau didžiausiam kaime Kaimas Lietuvos. iš Viso yra aфиgenai. Nu. Nes tu turi savo erdvę. Laukia gyvūnai Kodėl tu gyvena. pyksti? Nes tu pažiūrėjai mane kaip labai įžeidžiančiai. Ne, aš tiesiog kaimo turiu, kad tiesiog kaimas nu yra atskirtas nuo didmečio ir žmonės kitaip tiesiog gyvena, kitokį būdą turi ten. Bet žiūrėk, yra du kaimai. Yra kaimas, kur žmonės gyvena įprastai kaip miestiečiai, tiesiog neturi draugų prie pat. Ir yra kaimas, neturi. ir yra kaimas, kur tu gyveni absoliučiam vienkiemi, kur net nėra rajono pavadinimo, turi, nu, reini šert gyvulius, panašiai. Tai čia antras kaimas. Tai tu esi iš puskaimio. Nu, realiai, aš esu iš vienkiemio. Nu, aš irgi teoriškai vienkiemį užaugęs, bet aš Ne, sakau, tu ne yra vienkiemy. vienkiemis, kur tipo, vienas namas miške, žinai. Tai jo, Važiavam su keturračiais ir kur buvo ten, atsimeni tas išvažiuojant. Pas mane, mano artimiausia kaimynai yra už 3 km. Bet tu skaičiak, tu supykai, kad aš pavadinau, kad tu gyvenai kaime. Jis nesupyko. Aš turnas. Aš gyvenau pačiam didžiausiam kaime Lietuvos. Gerai. Gyventojų skaičių. Gerai. Kur? Domeikavoj. Ai, aš šiaip iki 12 metų užaugau Domkiai. Paskaityk. Kaimas. Nu, gerai. Didžiausias kaimas Lietuvoje. Taip. A ne? Domikavo? Taip. Nu. Tai aš ten užaugau. Tu užaugo tenais irgi. Aš irgi. Nu. Nuo 7 metų užaugo tenais. Aš nuo 0 iki 12. Nice. Apala, kaip priejom prie nuo Silkės iki kaimo? Nes jis nemėgsta silkės. Nemėgsti silkės ir sakau gal dėl to, kad nes žmonės iš kaimo gyvens kaime dažniausiai mėgsta silkę. Nu čia aš kalbu iš tos, kad susitinku, pavyzdžiui, su giminėm ir mano giminių yra, kurie gyvena kaimuose, užmiesčiuose ir panašiai, ir jie mėgsta silkę. Tai aš tokį prielaidą darau, kad žmonės, kurie gyvena kaime, ne didmiestyje, jie mėgsta silkę. Pakomentuokit, ar jūs mėgstate silkę ar ne? Čia mano toks išvedžiojimas tiesiog. Ne, taip išvedai kažkaip įdomiai. Ir kitas dalykas. Apskritai, kaimas niekada nėra blogai. Man Tipo, tai yra kaimo zaibys gyvenimas kaimas. zaibys. Aš norėčiau visai Bet kaime. yra dar antras kaimas. Net ne tas, kur aš nekėjau, bet yra, kai tu kalbėjai apie žmogų ir tu sakai, kad tas žmogus kaip kaimas. Jo. Yra, žiūrėk, kaimietis Jo. Taip. ir yra žmogus kaimas. Nes kaimiečių yra ir mieste. Nu, Taip, tipo, taip. Čia, žinai, gali gyventi kaime, bet tu nebūsi kaimietis. Gali gyventi mieste ir tu esi vis tiek kaimietis, žinai, jeigu tu esi tenai, nežinau, nesitvarkai ir tu esi, žinai. Nevala kažkoks. Nu, nevala, žinai, ir dar Čia kažkas. esi kaimietis, to skaitosi, ne? Nu, aš taip įsivaizduoju, žinai, kur esi neadekvatus, kur nesupranti, žinai, kad su kitu žmogum irgi reikia taip bendrauti taip, kaip norėtum, kad su taim. Galbūt Jo. jisai norėtų taip pat. Gal su jam zaibys Gal jam gerai, Jo. žinai. Nu, Ai, karočią. Nesiprausia. Šiaip su to kaimu priminėt, esat matę filmą 86 metų Crocodile Dundee? Taip. Peržiūrėjau abi dalis neseniai. Mhm. Šiaip geras filmas toks Labai priminė. geras, aha. Kaip Chuck Norrisas, bet, karočią, australų žmogus, kuris gyvena Australijoje, ten tipo nudabė krokodilą, jis ten labai žymus, jis toks visiškai džiunglių ten gyventojas ir atvaro žurnalistę, pasiemo į New Yorką ir kaip jis ten mieste elgės. Jo. Tai, vat tokio tipo kaimas jis irgi nėra blogai. Nes jinai įsimylėjo tą bičą ir paliko savo miestietį, nes tas miestietis tiesiog urodis yra, nors ir turtingas, žinai. Mhm. Pasakėjai apie Chuck Norris ir labai šiandieną tai pagalvojau jokingą dalyką, kad Chuck Norrisas yra kaip aktorius. Bet dabar žinomas tik dėl to, nes mimsų yra dahuja. Jo. Ant kiek tai būtų abydna, kad tu dahuja darbą įdėti, kad tu būtum geras aktorius ir tu tiesiog dabar esi populiarus, nes mimsų tiesiog apie tave belenkiek.
Blemba, bet kaip Chuck Norrisas iš viso, jis tapo išmymintas, kuris tiesiog kūrė, vaidino seriale. Ir jisai dabar čia, ale mymas, kad neįvykimas. Jį tas serialas padarė mymų tokių, nes jisai serialiais buvo. Texas Rangers. Texas Rangers. Ir jisai su kuo susimuždavo, ten prieš stovi bičas su shotgunu, jisai vis tiek jį, žinai, pridaužo. Ir taip, realiai neįmanoma, bet jį taip serialas sukūrė, kad jis yra nenugalimas žmogus, Iron Manas. Taip. Žinai, tai ir dėl to. Jo. Ten daug tų mymsų yra. Bet tai dantis labai panašiai, turbūt. Taip. Jis nėra toks nenugalimas, bet į tą pusę. Ta pusė, ne? Labai, aš žinai, kad dėl pažiūrėto filmo, nes man išmetė tik tokią seną vieną, tai antroji daly buvo ta sena, biškai papasakosiu. Pamatė, atėjo į kažkokį ofisą, ten su buhalterė pašnekėti jisai, New York'e, aukštam pastate, ten kažkelintam aukšte, aukštai žodžiu. Ir kalba su ta buhalterė ir už langą mato žmogus eina. Sako, ko iš čia vaikšto, žinai, buhalterė, dar vienas tipo savižudis, reikia skambinti policijai, žinai. Ai, tai susio pašnekėt, žinai. Ir jis toksai ant to šlaito eina, tipo prie langų ir susitinka tas žmogus, sako, tas žmogus, nebandyk mane sustabdyti, aš vis tiek, tipo, šoksiu. Jis toksai, aš jau kasdien vaikštu, tipo, duok man praseit mano pietų pertrauką, dabar praleisk mane, žinai. Tas sako, ne, tipo, aš vis tiek, tipo, nušoksiu, tu nežinai, ką reiškia čia, kai tave palieka artimas, mylimas, panašiai žmogus. Nežinau, sako. Ir tada prie apsikabino. Ir neatsimenu, koks dialogas buvo, bet galiausiai pasakė, kad vos neįsgėjusiu, kad tipo bachūras įpaliko, ir jis nesupranta tų dalykų, ten iš kaimo atvarė, žinai. Jis toks, ir vos ne pats nukrito, karačiau, išsikabino už tole. Tai aš dėl to ar norėjau pažiūrėti. Va čia va žmogus ir iš kaimietis. Dar va tais laikais galėdavai prikolinti iš to, dabar jau nebegalima tokiais bairiais daryti. Labai jau. Dabar kiekvienas filmas turi būti su gėjum, lesbietė, juodaodžių, baltaodžių. Čia ta vauk kultūra. Ir Eurovizija. Labai kiša tiek filmuose, tiek žaidimuose pastoviai turi būti kažkoks elementas, būtent būtų juodukas, būtų kinietis koks. Bet biš neruoš. Mane irgi erzina. Aš nelabai suprantu, dabar tarp kitko Gabrielė, pavyzdžiui, filmą kažkokį arba serialą ten ir, visur turi būti kažkoks, žinai, kitoks žmogus. Vakar išėjo Black Mirror. Yra vauk. Pirmą seriją pražiūrėjau, nebuvo. Nebuvo, ne? Bet dabar buvo naujas filmas, mes net į kino teatrą ėjom. Minecraftą? Į Minecraftą ėjom, tai žiauriai geras filmas. Šitai man patiko irgi. Belia, kaip patiko. Žiauriai smagus. Eina savo, koks geras. Reikės nueit. Ta prasme, ir antrą kartą eičiau žiūrėti. Žiauriai geras. Tikrai labai smagus filmas. Bet aš matai, vienintelę klaidą, ką padariau, tai nuėjau į lietuviškai... Netyčeliuotą, ne? Lietuviškai, blėt, kaip lievai. Ir tada yra viena daina, kur dainuoja ten... Blėt, nežinau kaip lietuviškai, bet baudžiu... Lava, višta. Jo. Blėt, galvoju... Nesąmonė, biški. Ir tada išmetė man tik toje, kur anksčiau, žiūri, gerai skamba. Lava, chicken, spicy lava, chicken. Aš angliškai žiūrėjau, žiauriai gerai buvo. Bet ne apie Minecraftą, bet žiauriai geras filmas, rekomenduoju visiems nueit. Bet buvo dabar, neatsimenu pavadinimo filmo, bet čia irgi naujas dar kino teatruose rodo. Žodžiu, apie ten moterį, kuri yra robotė, bet iš tikrųjų jinai nežino. Companion. Companion, jo. Man irgi patiko labai. Patiko, ne? Bet šitą, man nelabai. Nes man blemba... Tai ne tavo stiliaus, tau Minecraftas. Bet aš, Minecraftas. Bet vėlgi, žinai, naujas filmas ir vėlgi, žinai, buvo. Jau atrodo porelė, ten visa kita. Pist, iš karto. Būtinai turi būti draugų kompanija ir du gėjai. Iš karto vėl. Ai, bet... Bet irgi yra... Nebuvo, žinok, tam filme, kad kištų tos gėjus. Ką? Buvo, kad kišo labai? Blemba, jo, ten laižėsi ir tu esi mano meilė, aš be tavęs negaliu. Bet labai jokingai tas buvo, ta situacija perteikta visą. Man tai, negražu žiūrėti. Gerai. Man, pavyzdžiui... Tam filme man tikrai neužkliuvo, patiek pasakysiu. Bet labai kitose matosi, kur pritemta būna, žinai. Tyčia kažkur įkišo, žinai, buvo scenarius, čia reikia kažko. Ir toks, susiaurino tą. Tokia atrodo, šiaip tai gautum daugiau gėjų auditorijos peržiūrų, jeigu įdėtum čia dar tą. Taip. Tas yra dabar atsiradęs. Daleiskim, žinai, jeigu mes dabar gal pradėtume laižytis, gal mus irgi pradėtų žiūrėti daugiau homoseksualų. Irgi keltume savo reitingą. Gal pizdų. Gal apsėjame. Bet idėjos genialios. Šiandien jis... Ne, šiuolaikiškos. Jisai siekia, žinai, trendų. Jo. Jisai... Sako, patys filmuokitės. Aš jums turiu klausimyną.
Let's go. Davai, kvizas. Butome kvizas. Kvizas. Esmė tame. Čia pamačiau irgi idėją užsienyje ir, žodžiu, padarė. Tai galvoju, irgi pabandysiu su jumis padaryti. Čia yra esmė tame, kad... Barbar patapimą ar taip pat sahur? Ne, ar jūs augdami vaikystėje buvo turtingi? Va taip galima pasakyti. Mes ar mūsų tėvai? Nu, jūsų tėvai, jūs gyvenate pas... Gerai. Ne? Tai čia yra tiesiog klausimai ir jūs, jeigu atsakysite juos dauguma, kad taip, reiškia, jūs buvot pasiturinti žmonės vaikystėje. Okay. Panašiai. Tai... Bet aš žinau, kad čia bus ne tik apie pinigus. Ne, čia ne apie pinigus. Čia pagrindas yra apie namus. Jo. Gerai, davai važiuojam. Davai, jo. Ar gyvenat nuosavam name? Taip. Jau viskas aišku. Jau milijonieriai. Iš tikrųjų, tai buvo mano močiutės nams ir tiesiog davė mano tėvam tuo metu. Ai, tu anksčiau gyvenai kažkur kitur dar, ne? Nu, domkiai. Ai, rimtai, okei. Bet, ne, šiaip su mano tėvų situacija, tai nebuvo, kai aš gyvenu, kai aš jau gimiau, paaugau, biškit, tai niekada nebuvo, kad skundėsi dėl tų dalykų visų, žinai, panašiai, bet jiem buvo labai sunku, kol man gal buvo 4 kokie ir panašiai, tai va tame tarpe. Žodžiu, kai prieš mane ir kol man buvo 4, tai su mano sesė, tam laikotarpiu buvo. Na, bet gerai, varom toliau pažiūrėti. Jo, tai žodžiu, tu nuosavam name, aš 7 metų gyvenau Šilainiuose, 7 aukšte bute, o paskui 7 metų mes irgi pasistatėm namą, tai irgi gyvenau. Mes po to jau, kai man buvo 12, įsikraustėm į, jau savo namą, nes kaip ir ne mūsų buvo. Ar turėjot atskirą savo kambarį? Taip. Taip. Aš irgi turėjau, tai jo. Ar jūsų kambarys turėjo kažkokią temą, dizainą? Nu, taip, žinot, kai būna... Taip, turėjot. Papasakok, kokį turėjai. Tai kėlimas buvo tos, klasika, tai buvo tos mašinėlė, tipo gatvės. Jo, tai aš irgi tą turėjau. Tada... Aš irgi tokį kėlimą. Visi turėjo, tikriausiai. Vaikai jo. Ir nežinau kodėl, bet aš labai norėjau vaikas būdamas, kad mano kambarys atrodytų naktį, kaip... tipo po atvirų dangum. Žvaigždės, tipo... Žalia žvaigždės uždėdavai. Ne žalia žvaigždės, kažkokias, bet ten buvo tapetai, kur nuo saulės jie Tai čia ne tapetai. Tapetai, jo. Ai, aš turėjau tos, kur prisikliuoja, grinai. Ne, tapetai pas mus buvo, tai buvo ištapetuoti šitie tos lubos. Ir kažkaip sienos kažkuom, žinai, tenai, kad realiai aš užgesindavau šviesą naktį, žinai, ir viskas šviesdavo. Tai žiauriai kietai. O kambarys buvo spalvotas ar vien spalvotas? Jo, spalvotas. Būdavo ten. Aš nesuprantu šito dalyko, kodėl pisdavo mėlyną kažkokią. Pas mane seniai, viena siena buvo žalia, kita geltona. Kodėl? What the fuck, kodėl? Pas mane buvo... Buvo tema kažkokia? Tema tai nebuvo, ten buvo labiau daug temų viename. Jo, tai kiekvienas. Nes ten tokia buvo, kad pas mane buvo viena siena irgi melsva, kita melsva, man atrodo, kita žalia. Kodėl? Kodėl taip tėvai darydavo? Aš nesuprantu. Čia nedarydavo, aš tiesiog sakau, aš tai buvau tuo metu, mes pristaikėm, tam buvo mano kambarys. O tai paskui? Jau savo namus įsirengėt? Nu ne, baltos sienos, bet buvo... Tėvai protingi. Ai, Baltos sienos. Pas mane irgi, bet aš kodėl buvo oranžinės sienos? Kodėl, nežinau. Tai čia yra tas, kad brangu būdavo baltą padaryti? Aš nežinau dėl ko. Brangu, bet čia mada buvo kažkokia. Aš kalbu, kad čia dizainas ar tema, tai žinai, kaip vieni ten padaro kažkokią Spider-Mano temą, ten dar kažkokią. Nu, tiesiog čia yra, žinai, prabangos. Seniai pas mane, aš nesuprantu, kas per mada buvo seniau. Pas mus virtuvė buvo oranžinė. Dar palauk. Ai, okei. Nu, gali pasakyti, jeigu apie spalvas? Jo, apie spalvas. Gerai, pasakyk. Ta prasme, virtuvė oranžinė, salionas raudonas ryškiai, pas mane kambarys pusiau žalias, pusiau oranžinis ir dar su žvaigždutėm yra pačioj keliu, blemba, su mašinėlėm. Man toks jausmas, kad tėvai ką rasdavo dažų, tablet, tepama šitos sienos, žinai? Toks jausmas. Garažė turiu žalios spalvos, pisam šitas sienos žaliai. Kodėl? Čia gal mada buvo rimtai, aš neįsivaizduoju. Aš manau, kad mada, nes dabar visur yra šviesi niūdinės spalvos. Mes dabar statomės namus, tai nedarėm žalių ir mėlynų sienų. Taip. Tokios kaip visur, tokios ir tam kambarį pasvaijo, kaip sakant. Tai pas mane dizainas kažkokio nebuvo, bet tiesiog oranžinės sienos ir atsimenu, iššovė tokius tapetus, bet ne tapetus per visą sieną, o va tokio aukščio maždaug juosta, palei stogą, pagal lubas ir būdavo varnos su knygomis. Kodėl nežinau, bet man būdavo labai zaibys, kad atsiguli lovą ir kad užmigt skaičiuodavau, kiek varnų yra. Ne? Ir užmigdavau. Eina savo. Jo, tai va čia geras prisiminimas, žiauriai. Okay, nice. Šiandien podcastą, bet aš jau atsinčiu prie to pačio labai įdomų video. Dėl to, kad prakalbot apie tas spalvas, tapetus ir madas, su jajum padarytas video kaip nuo 1300 metų iki 2020
25 iki dabar, kaip keitėsi stilius ir ten, tipo, transformuoja žmonės ir vis kaip keičiasi stilius aprangos. Tai labai įdomu. Šiaip stiliai, tipo, būna kažkoks ten, pavyzdžiui, paskui jisai grįžta ir panašiai, ir, tipo, vėl taip keičiasi, nes pas mus dabar namai renginėjami tokia 60-ųjų vaibų, žinai, medžio daug, labai daug geltonos spalvos ir panašiai toks, 60-ųjų vaibas, nes tiesiog viskas grįžta dabar. Modern klasika, čia. Toliau. Ar virtuvėje buvo sala? Žinot, kas yra sala? Kas yra sala? Kur būna, tarkim, virtuvės kampas ir šalia virtuvės dar toks stalas. Ne stalas, bet tokia, kaip iš virtuvės padarytas dar vienas baldas. Kaip baras? Ai, nu tai jo, pas mane yra. Nebuvo. Pas mane jo tada buvo. Pas mane nebuvo, pas mane buvo tiesiog šalia stalas ir viskas. Tai čia parodo, kad tavo tėvai buvo milijonieriai realiai. Jau milijonieriai? Jo. Okay. Nes jeigu savo turi, tai tais laikais būdavo, prabanga. Okay. Dabar daug kainuoja, tai anksčiau dar daugiau kainuodavo. Ar jūs ir jūsų broliai arba sesės ir jūsų tėvai turėjot atskirus vonios kambarius? Ne, vienas bendras viršui, vienas bendras apačioje buvo. Same, jo. Man irgi tas pats. Vienas apačioje. Du vonios kambarius. Bet irgi po du aukštus būdavo. Taip. Kodėl sėdavo 2 aukštų namus? Tai irgi ne visiškai. Dabar visi vieno. Vieno aukšto, nu. Man tai visai bairis 2 aukštai. Blema, laiva, tais laiptais, tau žinai, nėra tikslo. Aš tai irgi esu už vieną aukštą dabar. Bet apačiu, nežinau, man tai fainis. Aš tai už vieną aukštą, man labai patogu. Dabar turim 3 aukštų ir žiauri nepatogu, nes tais laiptais reikia hujarinti. 3 aukštų? 3 aukštai gauna. Ne, 3 aukštai tai too much. Pas tėvus, kai gyvenau, buvo 2, aš norėčiau dabar turėti, jeigu aš turėčiau savo, aš norėčiau turėti 1 aukštą ir norėčiau turėti rūsį, kur yra studija mano, kur yra 2 metrų šarvuotinės duris su mano piršto antspaudu, kurį eini ir ten nusidega visos ledinės šviesos. Yra viena studija green screen, viena fotosesijom, tipo visokio įvairių spalvų. Žiūrėjai savo Colin Firth YouTuberę. Yra kažkas, kas tai padarė? Ten, jisai po visą chatą yra labirintus pasidaręs. Jisai fucking pasidarė dabar garažą po žeme, kurį važiuoja su savo DeLoreanu. Užvažiuoja, tas nusileidžia DeLoreanas, apsisuka ten ir ten yra garažas. Okay. Jis turi gaming roomus, karočią, Formulę 1 turi. Ten, tu pažiūrėk, Colin Firth vadinasi. DeLoreanas renginį vieną darom su Komikonu mes. Tai seka galbūt per mano laidą, kurią darysiu, bus DeLoreanas, nes ten tematikos mes turėsim Back to the Future. Jeigu jūs nežinot, kad yra DeLoreanas, tai yra atgal į ateitį ta mašina tokia metalinė, superkaras, galima sakyti, kuris dar duris į viršų. Gerai, toliau. Žodžiu, kambarius, vonios neturėjot, aš irgi neturėjau. Ar jūsų vaikystės namai turėjo rūsį ir ar jie buvo pilnai įrengti? Turėjom rūsį, bet tam rūsį tai buvo, jis visą laiką skendo. Tai buvo neįrengtas pilnai. Jo, ir ten būdavo, aš ten apleistą pastatą ateidavau. Yeah. Ten būdavo boilerinė, man atrodo, ir ten nusileidai ir girdi, kaip dirbo, ir ten taip krūpų būdavo, važiuori, baisu būdavo. Aš seniai visada įbėgdavau šoskai greitai, ten paprašydavau kokį bulvių parvežti. Atėjo. Ir tada, blemba, aš taip mygom varydavau, vieną kartą su koja įsisukęs taip abėgdamas, nes ten žiauri baisu būdavo manait. Aš ten galvodavau, kad ten laiko kažką tikrai. Nes ten buvo vienas kambarys, kur, karočią, kaip šita siena yra su šitais blokeliais. Tik čia atrodo gan moderniai, tai įsivaizduok nemoderniai. Tai visas buvo toks ir buvo vienoje vietoje atskirta. Aš galvodavau, kad ten laiko kokius gyvulius tipo. Ir kad, nežinau. Da, aš ten prisigalvodavau vaikas būdamas visą. Okay. Pas mus jo buvo irgi rūsys ir jisai buvo fully įrengtas. Ai, ne? Turėjom netgi pirti rūsį. Ai, ne. Tai jūsai... Čia gerai. Tai jūs milijonieriai. Tu būte gyvenamas pirti turėjai rūsį. Ne, sakau, nuo 7 metų gyvenau nuosavam name, o iki tol tai aš gyvenam Šilainėse. Bet nuo 7 metų mes gyvenam nuosavam name. Butose, kur yra rūsys nusileido, kur ten nusūtė kambariukai ir pirti vienas pasidarė. Jo. Pas mus buvo pirtis tokiem 6 žmonėm ir buvo prieš pirtis kokį 50 kvadratų, gal mažiau 5 kvadratų kambarys. Vat kaip čia maždaug tokia. Pas mus rūsys buvo tokia pirmos chatos kopija rūsys, žinai. Neblogai gyvenot. Labai didelis, jo. Didesnis rūsys už daugumų būtų. Tavo tėvai gyvena dar ten pat, ar ne? Ne, jiegi paskui pardavė tą chatą, išsikraustė į Palangą, pagyveno dabar Palangoje 3 metus ir dabar vėl nusipirko chatą Kaune. Kur? Nesvarbu. Adresą. Jo, pašto kodą. Aš nežinau, man daug. Jo, paskui papasakosiu, bet jo, jie grįžo dėl Kauno, dabar vėl nusipirko namą, įsirengė full, žodžiu, viskas labai gerai. Aš tai, o tau nebūna taip, iki kiek metų gyvenai? Domkiai? Iki 20...
22 vienų gal kažkur tokio. Nu, tipo, aš jau nuo 18 ten gastroliavau, žinai, bet aš naktim... Gal to dar nebūna, bet aš kai ten gyvenau iki 12, tai man jau čia praėjo 14 metų, sakykim, kai ten gyvenau. Gal net 11. Bet kai važiuoju visą laiką į tą pusę kur nors, man labai smalsus laiką būna nuvažiuoti ten pažiūrėti, kaip atrodo. Seniai. Liama visą laiką atvažiuoju, sakau, tu su man ten nuvažiuoju, nebuvo čia tokių vartų, sakau, pas mus buvo ten karočią irgi vos ne iš plytų sustatyti tie kubeliai ir ten kažkokia tvora vos ne pravesta, žinai, o dabar atsidaromi automatiniai vartai yra. Tada rodau, ten pas mus buvo antras pastatas, tokia kaip daržovinė vos ne, bet didelė jinai ten, kažkokios tai vietos, sakau, va, ten buvau langą pradaužęs, ten jau dėti nauji langai, žinai. Ne, bet matai, kas yra, pas tai buvo kaip senos statybos namas, jo, dabar jis yra atnaujinamas, žinai. Pats namas dar ne, bet jo, šiaip pabiškai. Pas mus yra pakankamai, nu, tipo, šiūlai standartų, žinai, tai ten jam yra ten tam namui, nu, kiek 20 metų, žinai, kaip nu, tipo, jis jau irgi pakankamai senas. Bet man labai, aš nuvažiuoju pasižiūrėti po kiekvieną kartą, kai, nu, ne kiekvieną, bet kartais nuvažiuoju pasižiūrėti, kaip atrodo tas namas. Bet man labai liūdna, nes tiesiog mes, kai buvom, tai mes žiauriai prižiūrėjom, ten buvo viskas, bet kiekvienas smulkmena buvo stovėtas, žinai. Jo. O dabar tie žmonės tokie atrodo biškiai apleidę, tas namas toks, šiaip jis baltos spalvos, bet toks pilkšvas pasidaręs. Blem, ar tai pavažiuoju, žinai, ir liūdna, nes žmonės nelabai atrodo, kad prižiūri tą daiktą, žinai, tą namą. Ir buvo labai liūdna išsikrausti tada, nu, kai tėvai pardavė tą namą, tai man, žinai, vis tiek emocija, prisirišimas kažkoks yra, nu, tai tipo, buvo šiek tiek liūdna. Dabar pavažiuoju. Aš taip, kažkaip... Gerai, pasakysim podcastą. Šiaip, čia ką darau yra nelegalu ir jūs to nedarykit. Tai čia tiesiog su EIM padaryta. Jo, čia ką su EIM padariau šitą savo dabar kalbėjimą. Dar, nu, sakau, čia buvau kelis kartus nuvažiavęs, man atrodo, gal kokius 4 iš viso. Vieną iš kartų dar nebuvo tvaros. Galvoju, man taip smalsu, kas ten yra, nes, nu, taip, į kiemą nevažiuosi, kol nepravažiuosi ten pro namą. Man taip smalsu, kas ten yra. Aš galvoju, gerai, pizdu, blogiausia atsakysiu, net tada atvažiavau. Įvažiavau į kiemą, žinai, išlipu, žinai, ten dairausi, papizda prisimėjimai, viskas atrodo taip labai šiaip... Grįžti, ne? Kaip mažas dalykas atrodo, tas pats kiemas, nes atrodo, kai buvai vaikas, atrodo, tas kiemas belia koks didelis. Taip. Dabar viskas atrodo taip sutraukta. Sutikau kaimyną per tvorą, kuris ten pastojo su jo, nu, tipo, pažinau, jis manęs net pažino. Sakau, sveiki, žinai, tipo, sakau, aš čia kažkada gyvenau. Jis ten pradėjo su manim kalbėti, galvoju, jis toks biškis skundikas yra, man tavai pasakoja, tai jis greičiausiai paskundė, kad čia buvo kiemą atvažiavę kažkas, nu, žodžiu, nesvarbu. Bet taip keista buvo pamatyti, kaip viskas atrodo susišrinkinė, atrodo, kad sumažėjo visa ta erdvė. Tai, na, bet nieko nebuvo tuo metu namie, tai viskas gerai. Bet nevažiuokite kitų žmonių kiemus, gerai? Sako skundikas. Patirties kažkas kalba. Ne, šiaip jo, man nieko, nu, sakau, vieną, kad buvau nuodės, nes man tiesiog labai smalsu buvo. Ten buvo net, mes turėjom vienai vietai, kur buvo į požeminį garažą, ten tas įvažiavimas, tai mačiau, kad ten jau nebėra to įvažiavimo, nežinau, kas ten ką padarė. Šiaip visai jokinga. Bet labai, dar pasakysiu, tose man toks urge buvo, kad kaip aš norėčiau vietą užeiti. Jo, man tas irgi... Aš jau galėčiau būti nusikaltis, nes man taip įdomu pamatyti tą... Mes turėdom vaikų kambarį, nes tiesiog buvo to šis kambarys, ten visi žais taip buvo. Taip norėčiau matyti, kaip atrodo tas kambarys, ten sienų mes piešdom, sukridų ten viską. Man tas momentas irgi yra pravažiuoju ir blem, atrodo, norėčiau įeiti, pasižiūrėti, kas pasikeitė ir kaip dabar atrodo tas namas. Žinai, savo kambarį nueiti, pasižiūrėti, kur tu pragyvenai, tipo, dafiga metų ir labai įdomu. Ir šiaip jokinga tokia istorija, mes kai pardavėm, nu, tėvai pardavė tą namą, tie žmonės turi 2 vaikus. Jie mane, aišku, atpažino, tai jie dabar, aš manau, kad jie, kaip čia, pasiokam gyrėsi, kad gyvena butomio name. Nes buvo labai tokie, nu, matys, kad vaikai, tapme, žiūri mano turinį, žinai, ir labai buvo laimingi, kad tėvai jų perka žmonės. Aš manau, kad irgi, jeigu paprašyčiau, tai mane įleistų pažiūrėti. Manau, kad jo, jeigu normalų žmonės sakytų, tipo... Aš čia blogo, jeigu ateičiau ir sakyčiau, aš gyvenau čia, sakau, nu, labai smalsu, ar galiu pažiūrėti. Labai dažnai filmų scenarijus toks yra. Po 20 metų atvyksta ir ten jau senolė kokia nors. Man tada man sako visą laiką, tu turtas, ten ką tu darai, o aš, ką aš normalu, žinai. Aš tai vietoj tavęs tiesiog, nu, varyčiau nusipirkti tą chatą iš tų žmonių. Ką? Aš Jeigu nori įeiti į vidų, tiesiog nusipirkti chatą. Seniai, Svečius noriu. O kam, žinai, čia dar Prisiminimai. Man geriau atvažiuoti ir tipo gėlių atvežti, sausainių, ar tiesiog... Kažkokį įrodymą, kad tu čia buvai. Viską blankė. Aš žinai, kas sakyga būtų, aš kai buvau mažas, pamačiau tose namuose kažkur Sony Ericsson telefoną, man sesė kur paskolino ir taip ir niekada jo neradau. Bet žinai, kas žiauriausia, atsikėlęs ryte, aš jį turėjau su savim, labai gerai atsimintą dieną. Nuėjau į vonę, atsipraušiau, nusileidžiau laiptais, pavalgėm, nuėjau prie durų, nebeturiu telefono, Sony Ericsson.
Visą chatą išieškau. Garantuoju, bilduką gyveno. 100%. Visą chatą Bet dar išieškau. Sony Ericsson, blemba, buvau pamiršęs, kad iš vis egzistavo toks telefonas. O, seniai, aš ten žaidimą vieną turėjau mėgstamą, kur ten kyla lava ir reikia į viršų lipti. Žinau, atsimenu, ja. Gerai, teisim toliau, mes čia... Bet palauk, aš tau pasakysiu. Tai įrodymas būtų, jeigu sakyčiau, jeigu dabar ateinu į chatą ir surandu Sony Ericsson telefoną, tai įrodysiu. Teoriškai. Teoriškai, bet tai nėra įmanoma. O kaip manai, įdomu, jie rado tą Sony Ericsson telefoną? Manau, kad taip. Tikriausiai. Už lovos užkritas. Gerai. Ir, gerai, sakai. Ar jūsų tėvai turėjo namuose darbo kambarį? Gerai, pridėjo dar jo dalyką. Davai, dėk. Vat kaip Pimentas sako, kad aš nesveikas, kad galėčiau nueiti pas kitus žmonės pasiprašyti apsižiūrėti chatą. Pagalvojau, tą patį sako, kad aš nesveikas, kad aš, tarkim, pamiršau savo muilą eidamas į sporto salę. Nu, tai va, neturėjau, pamečiau savo šampūną. Ir matau, yra du nogi žmonės dar dušuose, žinai. Sakau, vienam sakau, sveiki, gal galėtumėt Tikrai nesveikas. Vienam sakau, gal galėtumėt paskolinti šampūną. Jis toksai, bliau, pas mane irgi tušia, žinai. Okei. Sako, gal to vyruką paprašyk. Sakau, sveiki, gal galėtumėt paskolinti šampūną. Bliau, sako, tik muilą turiu. Aš taip žiūrėjau į tą muilą. Sakau, gerai. Pasijau tą muilą šitaip. Ačiū. What the fuck, seni? Ir svarbiausia, tada kita trefkė buvo po 2 dienų ir vis dar pamiršau pasimti šampūną. Ir vėl tas pats. Ir sakau, gerai, pabūsiu normalesnis. Su tuo, kurio čiuvelį mes turėjom bendrą treniruotę, nes pas trenerį kaip tik buvo, paprašysiu. Sakai, gal galėjome paskolinti muilą. Ir sako, jo, va, imk. Čia dar neduši, čia kambariuose, tipo persijungimo tose, žinai. Ir aš toksai, gerai, tai aš įsipirsiu. Ne, tai sako, gali dušam. Ne, nereikia. Aš įspyliau tą muilą. Ir šiaip labai sunku buvo, nes aš tipo, visą laiką, tipo, einu su triusikais, turiu kitus triusikus ir šitą rankšluostį, žinai, su savim. Ir nešuosi tą muilą, žinai. Įsijungiu dušą. Jo, jau pasikabinau viską, žinai, vis dar laikau tą muilą. Įsijungiu, ble, šitas dušas šaltas. Vėl pasisirinkau daiktus, einu į kitą dušą, vėl tą muilą vis dar laikau, po to nusiprausau laikydamas tą muilą karačią. Na ir tada jau panaudojau. O tu, pažiūrėjau, nori nusipraust be muilo, blėt. Ble, nesąmonė. Nu, kas atsitika, kad tu su vandeniu tiesiog nusiprausi? What the fuck, Man būtų nemalonu prašyti iš kito. Ta senė, tu ateini prie nogo bišą, sakai, Yeah. tu turi muilo. Ne, nu aš nepakelėjau, ble, muilą. jo nuogo. Nu aš tipo, nusivaizduok, yra, nu, kabinos vos. Apsirengęs prausis? Ne, tiesiog per kampą pasilenkė, gal galėtum muilą paskolinti. Blėt, nu labai keista, seni. Seni, davai pakels muilą. Ne, gerai, aš tikrai nematau nieko blogo. Taip, galėjau neimto muilo, kur reikėjo trinti. Prisipažįsti. Tuo labiau, blėt. Aš tikrai nebūčiau davęs, bet aš žinau, kam tu sergi, blėt, gal. Senė, pas mane vaizduotė per daug gerai, bet aš įsivaizdavau. Dabar, jeigu netyčia tas bišas mato, kuris man paskolina muilą, ačiū labai, žinok, aš tikrai... Gražinsiu. Ne, aš tikrai nesergu niekom ir ne iš blogos intencijos. Galimai. Neturėjau šampūną ir nemėgstu plauti, nu, suprat. Wow. Tai va. Tai žiauriai gerai istorija, blėt. Labai prajuokino. Gerai. Ar jūs tėvai turėjo namuose darbo kambarį? Jo. Turėjo? Tavo neturėjo. Aš žinau, kad turėjo. Neturėjo, palauk. Aš kalbu apie kitus, nedomkiai. Palauk, galvoju, ar... Jo, domkį tai turėjo, bet galvoju, ar nedom... Taigi turėjo, kur laiptai po kairę? Ne, čia turėjo, nu, tuosi, kur dabar, bet aš galvoju, ar domkį turėjo. Neturėjo domkį. Turėjo. Buvo trečias aukštas. Šiaip džiauri istorija vis dar. Davai, varyk. Davai, seni. Trečias aukštas ir tas labai mažiukas toks kambarys, karoči. Paliepė. Tas labai fainas, nes ten yra... Ne, dar nepaliepė. Nepaliepė. Nes ten yra, karoči, kilimas išdengtas, ten mini sofita, vat tokia, tik tai nemoderni buvo, žinai. Aha. Ir kompiuteris buvo ten. Kompiuteris buvo? Kompiuteris. Seni. Personalinis? Pro tą langą, taip, personalinis. Ir pro tą langą tu gali matyti visą kiemą, kaip ten pizdan, trečias aukštas, pagalvok. Jo. Ir tada buvo dar vienas laiptas toks didelis, bet tas laiptas, aš tai žinau, kas tai padarė į palėpę, bet tas laiptas yra, va tokio aukščio. Okay. Aš turėdavau ten, va taip užsiropšti tą per vieną, kad pro duris į palėpę patekčiau, kur jau nieks netvarkyta, bet tas vienas kambariukas, ten kokių 7 kvadratų, jis ten zeba buvo. Pysė, ten nueidavau prie kompo ir kai žaisdavau su kompu dūmą ten senovinę ant to Windows 8.6, per langą matydavai, ar grįžtavai, jeigu negrįžtavai, tai va, žiūri, žinai, grįžtavai, išjungi kompą bėgi ant aukštą, sorry. Žadinu. Žinai, kaip mano tėvai prigaudavo, aš buvau prie kompo, nes irgi taip darydavau, atsidžiu prie kompo, kol tėvai išvažiavę. Jo. Aš girdžiu, kad... Ateidavo paliesti, ar šiltas? Jo. Eina savo. Ir čia ir sako, blėt, tai žaidėjai.
Ne, tai tiesiog buvau Jo. Baigėsi mano kalbos. Jo, čia galima, tipo, labai lengva cheat code'as. Jeigu pasako vaikas, kad nežiūrėjau su kompu, tiesiog palėti kompą viskas, arba ekraną. Šitą, kai darysit šortą iš mano to su mailu, galėsiu pas savęs įkalt kolebą uždėk su manimi. Okay, padarysiu. Žinau, kad darysi vis tiek. Mano tėvai darbo kambarį neturėjo, nes abu dirbo iš namų. Tai... Pala, dirbo iš namų ir neturėjo darbo kambario. Nedirbo iš namų. Ai, nedirbo. Neturėjo darbo kambario, nes nebuvo poreikio tai. Okay. O tavo tėvai irgi dirbo iš namų, kad turėjo darbo kambario. Mama. Ai, mama, ne? Okay. O tavo dirbo iš namų, kad turėjo ofisą. Nu, tipo. Ar tiesiog buvo kambarys, kuriam yra kompas? Ne visai. Jis ten tiesiog, aš neatsimenu. Gal ir dirbdavo iš ten, nelabai atsimenu, žinok. Sakai, davai, kitas. Paskutinis klausimas. Tiesiog tėvukas, du. Ir žiūri, ar žmona negrįžta. Jo. Ar jūsų namuose buvo atskiras kambarys tik skalbiniams? Ne. Ta prasme, tik skalbiniam. Nu, kur buvo skalbykla, blėt? Džiovykla, skalbenkė, skalbiniai lyginimo lenta. Ble. Buvo, ne? Ne. Pas mane dušas dar ten ir buvo, bet nesiskaitė. Ne. Neturėjom tokio, bet aš prisimenu, kad aš neatsimenu vieno kambario visai. Yra vienas kambarys, kurį taip retai eidavau. Ten toks didelis, jis irgi netvarkytas, ten būdavo tai sudėti, bet aš taip retai buvau jame, kad aš... Per Harry Potterio paslapčių kambarys. Dabar dar labiau noriu nueiti, paprašyti į tas namus eiti. Varom, padarysim videką dar to pačiu. Pizda, kaip aš ten reikia... Jeigu žiūrit... Jeigu netyčia, ten kas gyvena. Norėjau pasakyti gatvę, bet... Nesakyk, nes čia žmonėm gali būti problemos. Nesakyk, tai... Tai va, reiškia, jūsų tėvai buvo milijonieriai. Principė. Čia, tai beveik, aš taip pusihaipnu. Pizda. Žodžiu. Gal mes varom tada? Gal tu pakalbėk čia. Ką, mes į miestą? Aš labai trumpa dar vieną istoriją. Keistas vaikas būdavo, tikrai. Aš labai norėdavau draugų susirasti, tam po rajoną važinėdavau su dviračiu, ieškodavau draugų. Tai galiausiai draugų neradau, apart vieną labai jaunesnį, su kurio Juozas, karačiai. Nu, taip, draugeliai buvom, bet jisai sakė, nesikrausti į naujus namus. Tada galvom planą, kaip nesikrausti, sako, sudegink chatą savo. What the fuck? Ne, sakau, seniukai, ne, įsikrausti, viskas gerai. Tai Jėzukas buvo, bet buvau susiradęs draugelį, nu, jam koks šiam, bet... Draugelį. Galvoskis, jam koks 16 buvo, man 10. Jam šiam koksai, koks man... Jis pasikvietė mane į savo namus. Kunigas buvo? Ne, jisai turėjo garažą ir aš pastoviai atvarydavau pas jį į garažą, nes jisai skulptorius buvo iš medžio. Jis jau taip įdomu būdavo, jisai ten drožė tą medį. Jis nebūkit pošti. Drožė tą medį, nu. Jo, jisai... Taip įdomu būdavo. Jis turėjo, aš gal 3 kartus buvo ten nuvaręs pas jį kiemą į garažą, taip garažą daryti. Nu, drožė medį toliau. Norėjau pasakyti, kad turėjau draugą, kuris medrožys yra. Kodėl tu toks... Blet, labiausiai random istorija. Šią metą medrožys. Vienas draugelis sako, Blet, tikiuosi, kad gyvas jis dar iš tikrųjų. Jo, tikėkimės, kad medrožys gyvas. Užsuk pas medrožį. Aš atsimenu, kur gyvena, jo. Pas Jozuką kažkada bandžiau pravažiuoti, bet neatsimenu, kuris namas iš tikrųjų. Sudegė jau. Dar vieną draugelį buvo, Edina irgi jaunesnis buvo. Kažkada slėpiaus nuo tėvų, atsimenu, tai javų laukuose slėpiaus su juo. Tai jam po to davė namų areštą. Nes mūsų nerado. Manęs mama ieškojo po tos laukus. Ir po to surado mus. Aš turėjau savo kambarį iš javų. Žinot, kaip, nu, čia negerai, aišku, pasiskynęs kelią būdavo tos javose ir turėjau savo kambarį, jis turėjo savo kambarį. Mes darydavom irgi anksčiau daugiau nesąmonės. Iš javų? Jo, prasiskinti, tipo, tiesiog pramindai. Savo kambarį pasidarai, žinai, labai bairis būdavo. Tiesiog save zone tokia būdavo anksčiau. Jo, mes irgi darydavom laukose iš tos nesąmonės. Geras. Bliam, šitų istorijų pašovė tik gerų. Medrožys, karočiui. Medrožys, seniai, man visiškas highlightas šio podcast'o. Labai, labai nice. Wow. Viskas gal ties čia rūpi? Jo, ties medrožių. Mes valandą kalbam? Valandą yra? Valandą, jo. Crazy, atrodo, kad trumpiau. Labai, atrodo, 10 minučių prašnekėjom. Apie vaikystę praktiškai podcastas, ne? Nu, tipo, jo.
praktiškai. Bele kaip. Tai žodžiai, jūs tėvai... Nebent vynogių sulčių dar nori pilti, tada galiu pratesti. Ne, pratęsim už kamerą. Įdomu, ką dar turime pasakoti. Gerai, tai ačiū labai, kad žiūrėjote šį podcastą. Mes, kaip beje, Lukas, Tomas ir Antanas, sėsk 3. Šitą reikia reversinti. Šitą podcastą revers. Matom jūsų komentarus, kad palieka, kad nerodom nuotraukų ant ekrano. Aš pažiūrėjau tą podcastą. Aš jį matau. Viskas tai matosi. Jo. Matosi, jo. Bet tas komentaras susilaukia daug laikų, tai aš 3. nežinau. 28. No shit, mačiau, kad 3 buvo. Nu gerai, gali būti. Pažiūrėsi po podcast'o. Pažiūrėsim po podcast'o. Čia matai, reikėtų kažko tai. Gerai yra. Gerai, ačiū labai. Ačiū, kad žiūrėjot. Mes sėsk 3, Antanas, Tomas ir Lukas ir susimatysim jau kitą savaitę. Ate! Bye bye. Nedrožys. Nedrožys, da. Wow.